Sveiki, laidos žiūrovai. Šiandieną kalbėsime apie labai Lietuvoje paplitusią ligą, kuri dažnai užklumpa netikėtai, apie miokardo infarktą, dar kitaip vadinamą širdies smūgį. Ir šiandieną svečiuose šalia mane sėdi žinomas žmogus, kuris 2019 metais patyrė miokardo infarktą. Tai yra Giedrius Drukteinis. Giedrius yra etiketo specialistas, žurnalistas ir rašytojas. O kitas mano svečias yra Afidė klinikų šeimos gydytoja Elena Šukė. Labas, Sveiki. Elena. Tai Elena, papasakok, kodėlgi mums yra svarbu žinoti ir skleisti žmonėms žinią apie tą infarktą ir širdies smūgį. Ir iš vis, ar yra tiesa, kad miokardo infarktą yra teisinga vadinti širdies smūgiu? Kas ten kur trenkia? Kaip čia viskas vyksta? Padėk mums suprasti. Žinot, turbūt apie daugumą ligų reikia skleisti žinią, miokardo infarktas niekuo nekitoks. Tik kalbant apie jį, kodėl dažnai labai ir bijom jo iš tiesų, ir gydytojai bijo, ir pacientai bijo žmonės. Dėl to, kad jis labai dažnai smogia iš pasalų, kartais ir netikėtai, nežinant, kad taip gali būti. Ir tikrai labai dažnai jis gali baigtis ir labai liūdnai ir mirtimi. Tai liga tikrai pavojinga, apie ją kalbėti tikrai norisi, nes tik tai ją teisingai atpažinus, laiku suteikus pagalbą mes galim išgelbėti žmogų. Tikrai tai ne visada yra kažkoks nuosprendis, kad jau iš to niekaip nebeišsikapstysi ar čia liksi ligonis visam gyvenimui. Tai tikrai aš ir iš savo praktikos pastebiu, kad medicininio raštingumo mums Lietuvoje tikrai trūksta. Ir norisi turbūt pradėti nuo tokių ligų, kurias laiku atpažinus galime išgelbėti žmogaus gyvybę. Taip. Giedriu, ne veltui mes čia jūs šiandien pasikvietėm, kad pasidalintumėt savo visokiomis, galima taip sakyti, ir liūdnomis, ir visokiomis tomis patirtimis. Esate prieš kelis metus patyręs miokardo infarktą, taip pat ir klinikinę mirtį. Koks tas jausmas, kad jau suvoki, kad jau reikia važiuoti į ligoninę ir... Tai nereikėjo net suvokti, buvau atvežtas. Niekas neklausė, ne? Gal net prieš savo valią. Taip. O tie iššūkiai, žinot, kaip ir minėjo Elena, iš tikrųjų tai yra labai tokia iš pasalų smogianti liga, nors aš nežinau, ar čia liga reikia vadinti, čia gal įvykis toks gyvenimo, ar ne? Ir kaip sakant, atrodo, lyg ir organizmas siuntė kažkokius signalus, bet neatkreipė į tai dėmesio nei sistema, nei aš pats, neturėdamas galbūt pakankamai medicininio raštingumo. O po to kažkaip lengvai išsijungiau ir jau atsibudau reanimaciniam skyriui. Tai, kaip sakant, kaip mirties forma, tai yra labai smagi ir neskausminga. Tikrai nereikia kamuotis, ten klausytis gydytojų diagnozės, kad tau liko ten tipo 3 mėnesiai, ir ne kaip onkologinių ligų atveju, ir nereikia lipti ant ešafoto. Todėl turbūt ne veltui infarktas kadaise buvo vadinama karališka liga. Tokia lengva, momentinė. O po to, kaip sakant, jau po infarkto, jau pabudęs ir patekęs į sistemos orbitą, potyriai patys geriausi. Sistema veikia. Iš tikrųjų, kaip sakė Elena, iš tikrųjų yra įveikiamas, tarkime, šitas dalykas. Turim daug specialistų, daug chemijos, daug sintetikos, dėl to mano įspūdis yra tikrai malonus. Spėjau kokiam Bangladeše. Infarktą gydyti turbūt yra nepalyginamai sunkiau negu čia Lietuvoje. Kad iš pasalų gali tas infarktas ir kad ne veltui mes čia šiandien sėdim ir kalbam ir edukuojam žmonės. Elena, papasakok, kokiegi visgi tie pirmieji tokie galbūt dažnai pro akis praleidžiami simptomai, kada jau reiktų sunerimti žmogui ir kas ta priešinfarktinė būsena. Aš iš kolegų girdžiu, iš pacientų, man buvo kažkada priešinfarktinė būsena. Aš nežinau, kas tai nėra tokios būsenos. Nėra tokios būsenos. Mediciniškai tokio dalyko, jeigu tai būtų kažkoks prodromas vadinamas, kai dar galima kažką sustabdyti, kad tas infarktas neįvyktų, tai būtų labai paprasta. Tai mes tada išmoktume gerai atpažinti tą būseną ir nebūtų infarktų. Tai taip nėra. Aš manau, kad dažniausiai ta priešinfarktinė būsena vadinama, liaudyje pavadinama, taip vadinama krūtinės angina, tai yra skausmas krūtinėje, kuris nėra infarktas. Jis gali atrodyti, jis gali jaustis, tikrai žmogui, pavyzdžiui, patyrusiam infarktą, po to krūtinės angina gali jaustis lygiai taip pat, bet tai nėra infarktas. Tai reiškia, kad nevyksta širdies raumens mirtis, kas iš esmės ir yra infarktas. Tai tokio dalyko kaip priešinfarktinė būsena mediciniškai nėra.
Infarktas gali tikrai atsitikti ir žmogui prieš tai visiškai neturėjom jokių absoliučiai skundų su širdies ligomis. Lygiai taip pat jis gali ištikti ir žmogų, kuris, pavyzdžiui, serga širdies ligomis, kuris gal jau turėjo kelis infarktus prieš tai. Tai atkreipti dėmesį, žinoma, reikia į simptomus. Dažniausiai jie tokie gal, vat, kaip ir Giedrius minėjo, gal net nelabai atrodo kažkokie baisūs, nelabai keičiantis gyvenimą, pamaudimai krūtinėje, spaudimas krūtinėje, ypač už krūtinkaulio. Kažkaip, jeigu tai susiję su fiziniu krūviu, į tą reikėtų atkreipdėmėsi, nes, suprantat, krūtinės ląstoje mes turim ne tik širdį, ji yra pilna, nekaba krūtis, šita širdis ten viena pati. Plaučiai tai yra plaučiai, yra stemplė, yra trachėja, rūgštingumas gali duoti lygiai taip pat krūtinės skausmus, kosulį gali sukelti ten plaučių ar trachėjos ligos, gali skaudėti raumenis, lygiai taip pat kaip kojų raumenis skauda, gali skaudėti ir krūtinės raumenis. Tai jeigu mes kažką jaučiam krūtiniai, nereikia nuspręsti, kad tai yra visada širdis, tikrai ne. Bet jeigu tai susiję su fiziniu krūviu, jeigu tai blogėja, jeigu aš šalia, žinau, kad turiu, pavyzdžiui, padidėjusius cholesterolius, kurių dar ir negydau, labai klasikinis variantas Lietuvoje, nes kam gydyt? Ne visi pas visus padidėja, ne? Kad tada normalizuojam šitą tokį pokytį. Kartu, pavyzdžiui, turiu kažkokią lėtinę ligą, cukrinį diabetą tą patį, kuris, pavyzdžiui, kas mus gąsdina, visada žmogus turintis diabetų, net jeigu jisai ir, gerai valdomas tas diabetas, gerai jaučiasi, jis juk jo skausmo pojūtis gali būti sutrikęs. Tai reiškia, kad žmogus jau kitaip jaus, gal neturintis diabeto jaustų stiprų skausmą, o diabetikas jau jaus mažiau skausmą. Tai irgi sunku įvertinti. Tai lėtinės ligos šalia esančios, cholesterolio, tai yra kraujo lipidų kažkokie pakitimai, fizinis nejudrumas, viršsvoris ir jeigu prasideda kažkokie jausmai krūtinėje, tai tą tikrai reikėtų atkreipdėmėsi. Aš norėčiau irgi savo 2 nešvarius centus įkišti, papildydamas tai, ką sakė Elena. Aš kelis metus jaučiau skausmą dešiniam petį. Ir, kaip sakant, sistema, šeimos gydytojai, aišku, į kardiologus net nešovė mintis, kaip sakoma, kreiptis. Nes iš esmės visa aplinka kaip ir įsivaizdavo, kad čia yra galbūt ortopedinė problema, galbūt kineziterapeutas gali tai išspręsti. Nes aš kaip suprantu, dabar kalbu kaip visiškas profanas, teoriškai, jeigu skauda kairį petį, tai yra labiau toks aiškesnis signalas, kad tai yra susijęs su širdimi, bet ten kažkokia egzistuoja niekinga statistika, maždaug 3 atvejai iš 100, kada būtent dešinį turi skaudėti. Tai aš turbūt, kaip ten mane pristatant, sakėt, žymus žmogus, visą kitą, tu kaip ir priklauso žymiam žmogui, aš toks nesu tais likusiais 97. Ir iš tikrųjų, ir tas petys kartais tikrai vesdavo mane iš proto ir aš ten tai tiesiog reikalavau už sistemos, tai tampykit mane, ten kažką darykit, masažuokit ir visa kita, bet po infarkto, aišku, visą tai išnyko. Tai aš kaip suprantu, vėl, aišku, be abejo, profaniškai kalbu, čia spėjau, tik tai gydytojai turi teisę, kaip sakant, verdiktą tokį išnešti, bet aš kaip suprantu, tai buvo labai aiškus signalas, kad pas mane yra širdies problema. Tai gali tie skausmai, žinoma, ir tai, ką aš pasakau, tai yra tokie klasikiniai variantai. Žinot, kiekvienas žmogus, ta pačia liga 2 žmonės gali sirgti absoliučiai skirtingai. Ir tas skausmo iradiacija, vadinamas skausmo plitimas, mes niekad nežinosim, kaip man plis skausmas, kaip Giedriui, kaip tau, Ieva. Visiems skirtingai nuo tos pačios bėdos. Tai tikrai tų plitimų ir tokių netipinių būna, kaip pavyzdžiui dešinys petys, teoriškai visur gali plisti. Praktiškai mes tikrai labai retai matom ir labai retai pagalvojam už tai apie širdį tokiais atvejais. Ir tas labai dažnai iš tiesų praktiškai susiduriam dažniausiai su moterim sergančiom širdies ligomis. Taip. Nes moterų iš tiesų aš turiu tokią, pati būdama moteris tokia asmeninė, net nuoskaudą jaučiu tuo, pavyzdžiui, kad beveik visi simptomai, kurie yra būdingi moterims infarkto metu, yra vadinami netipiniais. Netipiniais. Tai palaukit, 50% populiacijos yra moteris ir kažkodėl ana pusė yra tipiniai. O šitai pusiai būdingi yra netipiniai. Tai aš esu mitą girdėjusi, Elena, dabar tu man jį paneik arba patvirtink, kad infarktų, būtent miokardo infarktų serga tik vyrai ir moterys, ką jūs čia išsigalvojat? Neserga moterys infarktų, tai čia... Ne, iš tiesų 45% visų patyrusių infarktą pasaulinė statistika yra moteris. Tai nėra visiškai 50-50, bet praktiškai tas pats. Tai tikrai moteris serga miokardo infarktų, bet liūdnoji statistika yra ta, kad moterims infarktas yra gerokai dažniau iš vis nediagnozuojamas, pražiūrimas, taip sakant, arba diagnozuojamas gerokai vėliau, dėl to moterų ir mirštamumas nuo infarktų yra gerokai didesnis nei vyrų. Bet čia susideda daug, iš tikrųjų labai koja yra pakišęs tas pats Hollywoodas, nes paklausiu žmogaus, kaip atrodo infarktas. Tai ką pasakys? Staigus skausmas krūtiniai, vyras, dar įsivaizduojam,
su kostiumu, verslo susitikime, čia labai Cigarą įtampa. rūko. Taip, ir tada čiumpa savo už krūtinės ir jau jam infarktas. Tai taip, visų pirma, taip net vyrams pakankamai retai atrodo, bet gali. Moterų infarktai, pavyzdžiui, labai dažnai yra kaip tik atsitinka ne fizinės veiklos metu, ne kažkokio streso metu, o ramybėje ir miegant. Moterims labai būdingas yra, pavyzdžiui, nevirškinimo jausmas infarkto metu, galvos svaigimas, toks lik sunkumas kažkoks, pykinimas, vėmimas. Lygiai taip pat gali būti ir skausmas, ir būna ir skausmas. Taip. Bet tie simptomai, pavyzdžiui, na, ir patiems turbūt reiktų suprasti, į ką mes ūmiau sureaguotume, ar į tėtį, tėvą, kuriam staiga skauda už krūtinkaulio, ar į mamą tokio paties amžiaus, iš esmės tokio pačio gyvenimo būdo, kuris sako, man kažkaip nevirškina, kažkaip truputį silpna. Tai kuris važiuotų pirmas į ligoninę. Tai tikrai tas, kuriam ūmiai skauda. Taip, O rizika realiai yra tokia pati. taip. Turiu klausimą Giedriui. Kokį turėjot pats iki savo įvykio įsivaizdavimą apie tą infarktą? Kiek jūs turėjot žinių? Ar irgi, vat, kaip Elena sako, kad vyras su kostiumu iš Hollywoodo filmų staigiai griebėsi už širdies, vat, ir galbūt kaip pasikeitė jūsų tas įsivaizdavimas, visas tas ligos rimtumas, kiek jinai veidų gali daug turėti? Tai aišku, suvokimas tas buvo minimalus, be abejo, jis buvo visiškai stereotipinis, būtent pagal vėl tą trečią kartą jau paminimą Hollywoodą. Visiškai teisingai, nes žinot, čia, aš sakyčiau, yra du tokie psichologiniai aspektai. Na, viena, šiaip iš principo turbūt žmogus turi daug begalės visokiausių ligų ir negalavimų, pradedant dantimis, baigiant virškinimo traktu, kad dar, kaip sakant, susivokti, kas ten tarptų visų simptomų, skausmų arba kažkokių tai su negalavimu, jau tau signalizuoja apie, tarkime, infarktą, ar ne? Tai yra viena, o antra, iš principo yra, man atrodo, kiekvienam žmogui turbūt smegenys labai blokuoja visą neigiamą informaciją, kuri artėja prie jo, pavyzdžiui, mirties neišvengiamumas. Ne? Atrodo, kažkaip tai vis tiek, bet savaime įdedam pastangų, kad šitą mintį kažkaip tai nutolintumėm. Dėl to tie visi tokie profilaktiniai, tarkim, sveikatos pasitikrinimai, aišku, kiekvienas, man atrodo, sveikai protaujantis žmogus jų visais įmanomais būdais vengia, kol gyvenimas jo nepriverčia tą padaryti. Pavyzdžiui, aš turėjau porą draugų, kurie, taip, kažkodėl tai paskaitę kažkokių tai žurnalų maždaug pridavinėjo kraują tyrimams kiekvienais metais. Ir po to drebėdami laukdavo, kol ten gydytojai jiems pasakys, ką jie ten turi, ar ne, pradedant veneriniam lygom, baigiant ten, nežinau, ten kažkokiu smegenų žievės uždegimu. Ir taip kažkaip tai aplinkoje mes juos žiūrėdavom, kažkaip tai keistai, kam tu tą darai? Kam tu dabar kamuotės? Ir dar negana to, jeigu staiga ateinant antradienį susižinosi, būdamas ten, tarkim, 30 plus metų, kad tu dar turi kažkokią ten sakysime, lygą, lėtinę arba neišgydomą ir visą kitą. Kad tau realiai apkartinamas yra visas gyvenimas, kuris šiaip ar taip yra trumpas. O dar tai, jeigu dar paimtumėm iš viso tą kokybišką tarpsnį nuo 20 iki 40, tai iš viso jisai prabėga kaip viena akimirka. Viskas, kas yra biršto, jau yra ekstra, ar ne? Tai va, tai atsakant iš tikrųjų, žinot, jūsų klausimai yra taip, bet kaip pasikeitė mano požiūris, žinot, sakyčiau taip, aš galbūt labiau pastebiu informaciją skelbiamą viešojo erdvėje apie tai. Aišku, ta informacija yra tradiciškai tas pats per tą patį, jinai kartojasi, ten simptomai, ten maždaug apsilankykit pas gydytoją, cholesterolis, kažką. Tas aišku, sukasi ratu, iš kitos pusės, ką čia naujo, tarkim, prisigalvosi. Ne? Anksčiau aš to nepastebėdavau, bet aš savo galvoju, pavyzdžiui, tarkim, ten cukrinis diabetas. Ačiū Dievui, aš tarsi neturiu, bet aš galvoju, galbūt šalia lygiai greičiai eina žiniasklaidoje ar viešoje erdvėje galbūt analogiškai intensyvus rautas apie tą cukrinį diabetą, bet aš jų visiškai nepastebiu, nes man tai yra iš principo kaip ir neaktualu. Galbūt šalia vėl eina kažkoks tai rautas apie, aš nežinau, ten kažkokias tai ten, tarkim, vidaus organų lygos, ten kokios storosios žarnos, ten vėžį ar ne, bet aš jo elementariausiai nepastebiu. Tiesiog psichologiškai smegenys šito neužfiksuoja, bet kaip jau esi susidūręs, tarkim, su infarktu, tada jau jau tau maždaug jau tu žinai, apie ką čia kalba. Jau tu orientuojas terminuose, jau tu galų gale bent jau pažįsti tas veidus, kurie ten tą, tarkim, informaciją skleidžia. Ir tu jau ten, tarkim, tai temai esi savas. Tai toksai gal tik tai galima sakyti pokytis iš principo. Tai čia taip, kai artimoje aplinkoje kažkas įvyksta liūdno, negero, kažkokia liga ištinka, tada visi aplinkui susisgrimba ir turbūt, kad nereiktų laukti tų įvykių, ne veltui yra visos tos
prevencinės programos, prevencinės patikros ir pati savo praktikoje, būdama endokrinologė, tikrai labai daug ir naujų cukrinio antro tipo diabetų, hiperglikemijų. Nes kas, cukrinis diabetas panašiai kaip infarktas, jisai labai dažnai ilgą laiką jisai gali būti nepastebimas ir tarsi nuovargis, tarsi svorio augimas, troškulys, žodžiu, irgi tokie lik ir apie viską tie simptomai, bet ir apie nieko. Ir kol nepadarom kraujo tyrimų, kol neištiriam, nu tai ką, negalim nieko pasakyti. Tai dabar Elena papasakok, kokios yra tos, širdies kraujagyslių prevencinės programos ir ką žmogus atėjęs pas tave turėtų pasakyti. Ir koks žmogus turėtų sunerimti dėl savo širdies veiklos. Tai, žinot, klausimas, ar sunerimti, ar rūpintis profilaktiškai. Čia tokie turbūt irgi du skirtingi scenarijai. Profilaktiškai. Profilaktiškai tai yra viena programa, bet jinai yra visoje Lietuvoje. Tai profilaktinė širdies ir kraujagyslių ligų programa, kuri priklauso, į kurią įtraukiami žmonės nuo 40 metų. Tai realiai iki 40 metų kažkokios specifinės širdies patikros Lietuvoje ir nevykdoma. Ir statistiškai kardiovaskuliniai įvykiai, infarktai ir kažkokios širdies ligos iki 40 galimi, bet yra gerokai retesni nei, pavyzdžiui, virš 40. Tai profilaktinė patikra vykdoma pas šeimos gydytoją, visą tai kompensuoja valstybė, atliekami kraujo tyrimai, atliekama kardiograma, tada pagal tam tikras tikrai pasaulinės skales patvirtintas atrenkami tie žmonės, kurie turi didžiausią riziką ir jie jau keliauja pas gydytoją kardiologą tolimesniam ištyrimui. Viskas su ta programa yra puikiai ir viskas tikrai puikiai veikia, bet kaip ir Giedrius sako, neina žmonės. Ir paklausus, kodėl, pavyzdžiui, nepasidarot programos, tai pats dažniausias atsakymas yra neturiu laiko, irgi klasika, bet čia visi jo neturim, bet kitas dažniausias tai yra, o tai jeigu ką nors ras. Ir lygiai taip pat, profilaktinės programos dauguma yra apie onkologinės ligas ir tik tai šita širdies ir kraujagyslių yra apie lėtinę neonkologinę ligą, apie širdies ligas, ar ne? Tai apie onkologiją visada yra, o tai jeigu ras. Dabar gal ir turiu, bet nežinau, tai ir gyvenu ramiai. Ir apie širdies ligas lygiai taip pat. Tai žmonės bijo, iš tiesų vengia. Kaip tai sutvarkyti, nei aš kaip šeimos gydytojas, nei tu kaip endokrinologė. Čia yra pačių žmonių darbas su savim. Kažkiek gal ir mūsų sistemos reikėtų gal tokio nuraminimo, kad tikrai net ir ypač, jeigu, pavyzdžiui, atrandam tą pačią onkologiją ir širdies ligą ankstyvoje fazėje, tai absoliučiai nėra nuosprendis. Tai mes kaip tik tą pagavom laiku ir mes užkirsim kelią kažkam blogam įvykiui. Bet iš kitos pusės, aš nusiėmus baltą chalatą, pati kaip žmogus, irgi suprantu, kad yra baisu tirtis. Bet kokį tyrimą. Laukti jo atsakymo gali gąsdinti. Taip, tikrai taip. Žinot, Elena, iš tikrųjų, istoriškai viskas Lietuvoje, neateidavo taip čia per vieną savaitę ar per vieną dieną. Jau dabar pradedant mūsų buitimi arba, sakysime, ten kažkokiu tai, tarkim, medicinos įsigalėjimo mūsų, ar ten sanitarijos elementariausios, higienos, muilo naudojimas, ar ten dar ten kažkas tai ar ne, ir baigiant visokiausiais moraliniais, etiniais dalykais. Taigi, vis tiek tai yra turbūt kartos klausimas. Manau, kad po kokių 20 metų žmonės įgystam to pakankamai sąmoningumo. Čia mes esame gal tik tai dar pirmam nedrąsiam tokiam etape, darom pirmosius žingsnius apie tą visą raštingumą, nes žiūrėkit, kiek dabar kalbama apie finansinį raštingumą, kompiuterinį, politinį tą patį raštingumą. Pasirodo, ir to mes net neturime realiai. Kažką tai tik ačiū kalbėti apie, tarkim, medicininį kažkokį sąmoningumą jau net šito atveju, ne tik raštingumą. Tai aš tikiu bent jau asmeniškai, kad mūsų vaikai ir mūsų anūkai jau tikrai naudosis uoliai šitą programą. Taip, noriu tikėti man irgi. Tai žodžiu, žmonės bijo eiti, nes bijo, kad ras kažką, tai gal, Elena, galim tada papasakoti, kaip pakeisti gyvenimo būdą, norint išvengti miokardo infarkto ir kokie galbūt tie gyvensenos rizikos veiksniai. Visi žinom, kad negerai yra rūkyti, visi žinom, kad negerai valgyti daug cukraus. Gal kažką dar praleidžiu. Negerai rūkyti ir valgyti daug cukraus, tai čia... Nežinau, nėra ląstelės, kuriai tai iš vis patiktų. Taip. Tai aišku, lygiai tas pats ir su miokardo infarktu, kas iš tiesų šiai lygai yra labai būdinga, kas gal skiriasi nuo kitų ligų ir nuo kitų sistemų susirgymų. Tai kad miokardo infarktas būdingesnis yra A tipo asmenybėms. Psichologinė prasme yra 2 tipų asmenybės, tai yra A ir B tipas. A tipas yra labai ūmus, labai dažniausiai labai ryžtingas, jeigu kažkas atsitinka, užsidega lyg degtukas, jeigu susinervina, tai susinervina mirtinai, visiškai, kiekviena bėda pati baisiausia ir lygiai taip pat paskui ir nugesta greitai.
B tipo asmenybės yra tie trupučiuką lėtesni, kurie trupučiuką ramiau žiūri į gyvenimą, taip neužsidega gal labai. Ir iš tiesų miokardo infarktai yra gerokai dažnesni tarp A tipo asmenybių. Elementariai dėl to, kad yra didžiulis ūmus stresas, na nežinau, įvažiavo man į mašiną. Kažkas, ar ne? Kortizolis, antišiai. Taip, kas ilgajam periode, nu kokia čia tragedija, jokia. Taip. Bet tuo metu reakcija labai labai ūmi. Ir tokios reakcijos, jos faktas gali išprovokuoti koronarų, tai yra širdies kraujagyslių smulkiųjų, kurios maitina širdies raumenį, spazmus, arba kartais, jeigu yra tam tikros sąlygos geros, ir krešulius. Nes infarktą sukelia arba užsidariusi kraujagyslė, nebeprateka kraujas, arba atėjęs trombas krešulys, irgi išeiga tokia pati, nebeprateka kraujas. Tai šitą turbūt, nežinau, psichoterapija tik tai padėtų pakeisti tą tokį požiūrį į stresą, reakciją į stresą, bet tas yra labai svarbu širdies ligose. Ir visi kiti dalykai, širdis yra lygiai toks pat organas, kad ir kaip mes ją kartais sudievinam, kad ir kaip kartais iškeliam, sakom, be jos neįmanoma, nu va, be kepenų pabandykit pagyventi, nu irgi neįmanoma. Nelabai. Be inkstų irgi neįmanoma. Tai lygiai toks pat organas, tai jam lygiai taip pat yra svarbu, kaip ir sakai, nerūkyti, sveikai maitintis, labai svarbu širdžiai yra taip vadinama kardiofizinė veikla. Tai ne rami joga, ne kažkokie ramus pratimai, o bėgimas, važiavimas dviračių, ėjimas, mūsų širdis turi būti darbinis arklys ir tada jinai bus sveika. Taip, turi būti, nes aš irgi turiu pacienčių, ateina, sako, aš gydytoja sportuoju. Ką sportuojate? 2-3 kartus per savaitę darau jogą. Taip, atpalaiduoti protui, kūnui, sąnarių lankstumui, labai geras dalykas. Bet širdis ilgoje perspektyvoje, nesitreniruoja, širdis miega. Tai gal Elena pasidalink kiekgi minučių ir kaip tiksliai, kad žiūrovai galėtų žinoti, ką jiem šią savaitę nuveikti, kad sustiprintų savo širdį. Labai priklauso tos rekomendacijos nuo amžiaus, nuo lyties, nuo lėtinių ligų, nuo šalies, galų gale, nuo kardiologų draugijos, kuri tai sako, bet taip vidutiniškai tai yra 3 kartai per savaitę po 30,45 maždaug minutės kardiofizinės veiklos. Ta kardiofizinė veikla, aišku, irgi kiekvienam labai skirtinga. Esmė jos yra, kad mums pakiltų pulsas, širdies veikla padažnėtų ir taip ir laikytųsi. Nes darant bet kokį pratimą ar sporto klube, ar ir tą pačią jogą, gal jeigu sunkus pratimas, tai gali atrodyti, kad jau pulsas didėja. Bet mes pulsas didėja, pratimą padarėm, pulsas nukrito, širdis ilsisi. Tai kardiofizinės veiklos esmė yra, kad mes turim pakelti pulsą ir jį laikyti visada tokį patį. Tik vėlgi nereikia to įsivaizdavimo, kad čia turi kalti tą širdis, žinot, lipti per gerklę iki 180 kalti. Tikrai neužtenka elementaraus 110 kartų per minutę, 120, ką yra labai paprasta pasakyti, bet aš suprantu, kad sporto metu susiskaičiuoti yra gerokai sunkiau. Tai kaip mes sakom pacientam, 3 sakinius neuždusus turėtų išeiti pasakyti, bėgant, minant dviratį ar kažką, bet jau kalbėtis neturėtų norėtis. Kalbėtis neturėtų. Taip, tokio pilno pokalbio jau neišeitų vystyti, bet 3 sakinius pasakyti, kur sukam, kur važiuojam, kiek dar bėgam, turėtų tikrai užtekti. Ir tokios fizinės veiklos ir užtenka 3 kartai per savaitę. 3 kartai per savaitę, po 30 minučių. 35 minutės ir, žodžiu, prevencija tikrai gera. Puikiai prevencija. Svorio metimas, cholesterolio deginimas, širdies raumens stiprinimas. 3 svarbiausi dalykai per vieną veiklą. Taip. Na tai Giedriau, papasakokit, kiek jums buvo žinoma apie šitą prevenciją, fizinį aktyvumą, kiek jūsų galbūt šeimos gydytojas yra suteikęs ir iš vis koks jums atrodo iki infarkto tas informacijos pasiekiamumas, gal kaip žmogui, kuris galbūt ir nelabai domėjosi. Ką reikia daryti? Ar turėjote daug žinių apie tai? Žinot, bendrais bruožais, aišku, tas toks paviršutiniškas įsivaizdavimas, jis be abejo egzistuoja pas kiekvieną, vis tiek tos ar anatomijos ar fiziologijos žinios, vis tiek tave pasiekia, ar ne, net ir be tarkime, sistemos kažkokių, tai tarkime, ypatingų pastangų. Klausimas tikrai iš tikrųjų, kaip Elena ir minėjo kažką, kiek tai įsipaišo į tavo kasdieninę rutiną, arba kiek aplinka, pavyzdžiui, tave įtakoja. Ar ne, ir tai turbūt yra susiję tiesiog ir su mityba, vėlgi, ir su to pačiu rūkymu, ir su fizinė veikla, ir kom tik tai nori. Ir žinot, iš tikrųjų, nenurašykime aplinkos poveikio, ar ne, išmokome galų gale pralydinėti pėsčiuosius per pėsčiųjų perėją, sėdėdami automobilyje, kas anksčiau buvo negirdėtas dalykas. Išmokome nebemėtyti vėl tų pačių cigarečių nuorūkų pro automobilio langą, ar ne, jau pasidrovėm spjaudyti gatvėse ir taip toliau. Dėl to iš tikrųjų, kuo daugiau tu matai tų
sveikai atrodančių arba akivaizdžiai, tarkime, savo sveikatą besirūpinančių žmonių, ar džioginguojančių, ar haikinančių, ar minančių dviračius, man atrodo, daugiau motyvacijos atsiranda ir visiems. Ir man atrodo, visa ta gausa, ar paspirtukininkų, ar dviratininkų, ar ne gatvėse, kurios galbūt, prabangaus automobilio vairuotojai gali erzinti kažką, bet iš tikrųjų tuo pačiu kaip ir labai pasiunčia aišku signalą, kad, why not, kodėl ne kažką, važiuok pats, taip kvailai gal atrodysi to šalmu kažką, ar ne, to blyno ant galvos, bet pasižiūrėk, nuo seno iki jauno, ar ne, plus dar nuvažiuoji ten kokią Kopenhagą, visai ten supranti, kad ta fizinė veikla, tarkim, dominuoja. Ir tai atrodo gražiai, ir tai atrodo estetiškai, ir tai atrodo logiškai, ir tie žmonės atrodo sportiški, ar ne? Ir tiesiog pradedi norėti pats toksai būti. Tai aš galbūt labiau į tą gal akcentą, tarkime, dėčiau. O tie visi, tarkime, žinot, spalvotas brošiūros, bukletai, svetainės, zizimai kažkokie, ar ne, ten kažką ten. Enzimai. Nustok valgęs tai, kad visą gyvenimą mėgai. Tai kažkaip iš karto tokį kelią. Nustok valgęs, kad visą gyvenimą mėgai. Ko teko atsisakyti, kokių skaniukų, kokių malonumų po infarkto, kaip gyvenimo būdą pakeitė. Nebuvo iš tikrųjų jau daug ten tų malonumų kažką, aišku, ten kokio greitmaiščio, aišku, pavalgydavau, ten, sakysime, vakare prie televizoriaus vis tiek kažką tai pasnekinė, ar ne, tai be abejo, nepiknaudžiaudamas, ne taip, kad jau ten peržengdamas, tarkime, proto ribas ir visą kitą, bet tai buvo, žinot, vėl toksai nusistovėjęs gyvenimo būdas, gyvenimo ritmas. Tai kažko taip drastiškai nepakeitėt po ligos? Ne, tai pakeičiau, be abejo, kaip ir buvo minėta, atsisakiau iš tikrųjų cukraus ir netgi sakyčiau, tai yra, netgi visiems pasakyčiau, kad tai yra kur kas lengviau padaryti, negu gali atrodyti iš pirmo žingsnio. Aišku, tas cukraus vis tiek jis pasiekė mūsų, ar ne, įvairiausiais pavidalais, ar tai būtų jo fruktozė, ar ten kažkas tai ir visa kita, bet šiaip, pavyzdžiui, ten gerti kavą be cukraus, tai anksčiau, prieš kokius 10 metų, man tai buvo neįsivaizduojamas dalykas, dabar tai yra norma, kaip ir ta pati arbata, ne, arba ten, sakysime, dabar jau pereidinį iš viso kavą ir arbatą beje, gerti be pieno, manau, kad tai irgi yra sveika. Ir iš viso ėmiausi drastiškos priemonės, aš jau žinokite, kokį pusę metų geriu tuos maisto pakaitalų kokteilius ryte vietoje maisto. Ten, žinot, kažkaip tai užvežė ir, žinokit, kažkaip tai jaučiuosi gerai. Bet jaučiu ten irgi turbūt, nors ir rašo ant pagodės, kad cukraus nėra, bet sprendžiant iš visko. Skanu, saldu. Ir kažkaip tai irgi, man kažkaip tai vėlgi, žinot, viskas prasideda turbūt nuo mūsų įsivaizdavimo. Visos problemos prasideda galvoje, kaip ir visi jų sprendimai. Kažkaip tai vis tiek, būdamas homo sapiens, būdamas sąmoningas žmogus, vis tiek ieškai tų formų, ar ne, ir tikrai, jeigu gali atsisakyti riešutų kažkokių ten pistaškių kramtimo prie televizoriaus, tai paimi ir atsisakai. Ne? Jeigu dar ypač žmona jų, tarkime, neparneša. Nepulsi jos dabar kumšys, ar ne, nepradėsi ten pats bėgti iki parduotuvės, ar ne. Nėra, tai nėra, sėdi ir žiūri tą televizorių be nieko. Tai čia turbūt labai ta taisyklė iš tiesų ir galioja, kur visoji dietologijoje ir gyvenimo būdė labai galioja 80-20. Nereikia 100%, nereikia, aš labai, pavyzdžiui, mėgstu valgyti pizzą, tai gink dieve, tai 80-20. Realiai, kas išsiverčia į gyvenimą ir ką aš, pavyzdžiui, pacientams sakau, tai yra darbo dienom gyvenkit tvarkingai, o savaitgalį veikit, ką norit. Ir tas labai svarbu emociniai sveikatai, tas labai svarbu atsipalaidavimo elementariam ir tikrai to užtenka pilnai sveikatai palaikyti. Jo, yra netgi toksai terminas cheat days angliškai, kaip apgaulės dienos. Bet iš tikrųjų, Elena, aš girdėjau irgi tokių prieštaringų nuomonių apie tos apgavystės dienas, savaitgaliais ypač. Jeigu tu jau čia atseit 5 dienas per savaitę, ten visai kaip ten sąžiningai ir moraliai maitiniesi, o po to per šeštadienį, sekmadienį prisėdi picos. Tai atseit egzistuoja nuomonė, kad tai realiai nubraukia visą tą įdirbį, kuris yra padarytas per tas, sakysime, prieš tai buvusias 5 dienas. Bet čia matot vėl, reikia kokio lygio tą cheat day mes darom. Jeigu aišku, pusryčiams burgeris, pietums pica, paskui nežinau. Ne, įsivaizduokit idealų, tarkim, idealiai sveikai besimaitinantį žmogų 5 dienas, bet šeštadienį, tarkim, visiškai atleidžiantį vadžias. Tai nereikia atleisti visiškai, reikia leisti, viskas okei, bet tai ir čipsų mes galim nusipirkti mažą pakelę, o ne tą šeimos paką, lygiai taip pat. Faktas, kad absoliučiai visiškai paleidus, tai čia jau tokia vos ne bulimija gali kvepėti, kai mes valdomės, o paskui labai persivalgom, tai ribų reikia, bet esmė, kad tas
vienkartinis kažko ir to greito maisto kažkokio suvalgymas, jeigu tai yra vieną kartą, nežinau, per savaitę ar dar rečiau, tai tas tikrai nepadarys didelės įtakos. Negana to, aš dar pridurčiau, tiesiog iš savo, tarkim, patirties, aš irgi tas cheat days darau, bet iš tikrųjų, taip kažkaip sveikai besimaitinu, aš nežinau, ten tas skrandis susitraukia ir kas ten atsitinka, bet tu tiesiog iš principo pradedi norėti mažiau. Ir kaip teisingai sako, atrodo, čipsų ten ar tą šeimininį poką pirkti, bet staiga pamatai, kad tau jau užtenka ir to mažiuko, ir riešutų saujos. O ne tai, kad ten 1,5 kilogramo sveriamų ir dar medų išvalioto su cukrum. Na, kažkaip tai jo, taip, aš nežinau, aišku, kas ten vyksta viduje, kokie procesai vidaus organuose, bet iš tikrųjų toks jausmas apima, kad mūsų smegenys, žinot, labai gudrios, jos įpratusios prie tų greitųjų angliavandenių vadinamų, kurių būna, visose saldumynuose, ten greita maiste ir panašiai. Tai jeigu aš įpratęs, kad man iš esmės nieko nereikia daryti, man nuolat deda, tai aš to ir prašysiu. Jeigu aš jau įpratau prie to, kad man įdės maisto, bet reikės čia trupučiuką padirbti, tai aš taip ir važiuoju, kad aš įpratęs, kad gausiu padirbti. Net poreikio tokio iš tiesų ilgiau, pavyzdžiui, atsisakius cukraus ar kažkokių tikrai labai nesveikų dalykų, poreikis, noras jų net sumažėja. Kas atrodo keista, aš ilgai nevalgiau, kaip tik labai norėčiau turėti, o suveikia atvirkščiai. Tai tada, gerbiamos gydytojos, galėčiau aš tikrai, jūsų pasinaudojęs progą paklausti, tai tie iš tikrųjų maisto pakaitalai, tie nutritional, tie maitinamieji kokteiliai, čia yra geras dalykas ar blogas ryte? Aš nutritional kokteilius tuos visus gal tik vienu atveju pateisinu, kada yra beveik profesionalus arba profesionalus sportininkas, kada jisai fiziškai tiesiog negali suvalgyti per parą tiek kalorijų, kiek jisai išdegina, tarkim, 4000 kilokalorijų, dviratininkai bėgikai 5000, 8000 tame pasiruošimo varžybom pike. Taip, tai tu negali tada visos vištos valgyti bulvių, nes virškinsis, neturės energijos važiuoti. Ir dar kita situacija, kad aš pateisinu, kada yra tikrai labai aktyvus žmogus, užimtas žmogus, kada jisai neturi laiko, tai tas pakaitalas kartais yra geriau negu sustoti degalinėje, nusipirkti tą bandelę su dešrele ir visais pridėtiniais cukrais ir aliejais. Tai gal du tokie atvejai. Aš dar pridėčiau mitybos sutrikimus, turbūt mes apie juos kalbam, kai yra svorio nepakankamumas, kai yra tikri mitybos sutrikimai, tai tokio atveju irgi yra skiriama. Bet iš tiesų fiziškai aktyviam, nesportininkui žmogui, kuris gali turėti laiko mitybos režimui ir pavalgyti, aš irgi nepulčiau jų skirti. Nes, o kodėl? O ko mes negalime suvartoti, ką mes bandome užkeisti jais? Va toks klausimas. Kažkaip, žinot, labai prasivalo virškinimo beje traktas kažkokiu tai būdu, bet jau anksčiau prasivalo. Ir šiaip kažkaip tai, žinot, atrodo daug kas naudoja. Nebūtinai profesionalūs sportininkai. Pardavėjai gražiai pakalba, spalvoti bukletai, kalbėjo apie informacijos, tarkim, paskleidimą, ar ne, kažkaip patraukliai pateikta informacija, tarsi logiška. Skanu, neneikim šito, ar ne, ir atrodytų kažkaip tai. Pabandai ir užsikabini, čia kaip ir rūkimas vos negaunasi. Pagarbino ant adatos. Gal tada jau geriau kokteilį negu rūkimą tokį, jeigu jau taip renkame. Bet jo, aš tai tos visą laiką pusės laikausi iš tiesų, kad jeigu galima natūraliai, įprastų maistų, ne kažkokiu perdirbtų ar kažkokiu kitaip paruoštų, be kažko pridėtinio susirinkti tas medžiagas, tai taip ir darykim, nes tam virškinamasis traktas per mūsų evoliuciją ir išsivystė. Jeigu neišeina šitais atvejais išvardintais, tai kodėl nepridėti papildomai, bet čia net ir pridėjus be reikalo kažkokio didelio, tai nėra kažkokia didžiulė blogybė, aš manau. Tikrai yra didesnių kažkokių rizikų, ką galima savo daryti, kas kenktų, tai čia toks nemanau, kad tai labai kenkia. Klausimas, kiek to reikia, bet čia jau filosofinis. Ačiū už informaciją, sutiks. Ir išvalgas turėsim omeny. Tai čia daug apie prevenciją pakalbėjom, apie mitybą, apie tai, kad pasportuot, pabėgiot reikia, o į ką, Elena, reiktų kreipti žmogui, į ką kreipti dėmesį, kuris jau yra patyręs miokardo infarktą? Į savo gydytoją kardiologą. Taip, savo gydytoją. Ir klausyti jo. Iš tiesų, miokardo infarktas dažniausiai reikalauja medikamentinio gydymo vaistais visą gyvenimą likusi po to, tam, kad apsaugotume nuo pakartotinių infarktų. Žmonės labai skirtingai sureaguoja visada į visas stresinės situacijas ir kai kurie po miokardo infarkto išeina tikrai
susizgribę savo sveikatą, susirūpinę ir pasiruošę vengti, pavyzdžiui, to antrojo ar kito įvykio, dalis žmonių visgi išeina po miokardo infarkto nugalėtojais. Manęs neįveikė ir dabar aš nieko nebebijau. Ir yra dalis žmonių, kurie, dar kokius pusę metų, gal metus pasilaiko tų rekomendacijų, o paskui žiūrėk, jau ir rūko, nes ir aną kartą rūkiau ir nenumiriau, jau ir vėl valgom bet ką, vaistų negeriam nuo spaudimo, nes niekada negėriau ir nenumiriau, tas toks nenugalimumo fenomenas atsiranda. Tai iš tiesų, ko labiausiai reikia klausyti po miokardo infarkto, tai būtent savo kardiologo ir savo šeimos gydytojo, nes yra tikrai patvirtintos pasaulinės gairės, kokie medikamentai, kiek laiko po infarkto yra reikalingi, ir jie yra skiriami ne dėl to, kad mums daktaram faina skirti vaistus, ne dėl to, kad kažkam ten labai apsimoka, kad jūs juos gersit tos vaistus, tai nėra kažkokie, ypatingai brangus ten vaistai, kur čia kažkokį biznį galėtume prikišti. To reikia iš tikrųjų tam, kad apsaugot žmogų nuo pakartotinių įvykių. Tai tą reikėtų būtinai daryti. Ir aš suprantu, kad sunku žmogui gal kartais suprasti tai, kad aš dabar jau jaučiuosi gerai ir tada prieš infarktą jaučiausi gerai, bet tada vaistų negėriau. O dabar jaučiuosi gerai ir reikia gerti. Bet tam ir yra vaistai. Vaistai šiuo atveju, ypač miokardo infarkto, po miokardo infarkto, jie negydo, jie neleidžia dar kartą susirgti. Tas yra labai svarbu. Taip. Ir dar netgi pridurčiau kažką psichologiškai, iš tikrųjų, net ir suteikia tokią indulgenciją vėl grįžti prie senų įpročių, nes vis tiek vartoju vaistus, tai ten ir kompensuos visą tą žalingą poveikį, kurį padaro galbūt ar ten greitasis maistas, ar alkoholis, ar rūkimas. Tai aš pritariu Elenai, žinokit, aš irgi susiduriu su tokiais žmonėmis, kurie kažkodėl tai nevartoja tų vaistų, nors taip atrodo, tai irgi tokia pasidaro rutinos dalis, tai jau darai visiškai, tarkime, mašinaliai, aš per dieną išgeriu 7 tabletės. Kažką ryte ir vakarą, tai pagalvoju, per metus taip susiverti save, taip 2500 tablečių, tai čia jau per 4 metus 10 000, tai pagalvojau, jau tokį nemažą, taip kokį kilogramą kitą, ar ne, chemijos įsivarai, bet iš tikrųjų, teisingai sakėt, ir gerai jautiesi, realiai gerai jautiesi. Taip. Ir plus dar jie yra kompensuojami, kaip žinia, kaip paprastai. Taigi tikrai kišeniai ar ten kažkokiam biudžetui šeimos tikrai neatsiliepia. Taip, čia yra iš tiesų didžiulis pliusas Lietuvos, nes mes esam viena iš tų retų šalių, kurios kompensuoja tiek vaistų ir tokiu dideliu procentu, didžioji dalis 100% kompensuojama ir žmonės, pavyzdžiui, dažnai kai kuriems žmonėms tas suveikia, kad reikia brangaus vaisto, jis labai brangus, tada aš jį gersiu. Ir yra tokios logikos, kad jeigu pigus, tai jis negali man padėti. Ar ne? Jeigu brangus, tai gal jis gali padėti. Tai žmonės, pavyzdžiui, gaudami kompensuojamus vaistus, jie kartais net nežino, kiek tie vaistai kainuoja. Tai vienas vaistas kainuoja taip, gal 7 eurus mėnesiui. Tikrai yra puikių spaudimą mažinančių vaistų, kurie labai pigus. Viskas su jais gerai. Kitam žmogui paskyrus brangesnį, jeigu jisai žinos, kad jam valstybė kompensuoja, pavyzdžiui, 170 eurų per mėnesį. Jisai vėl kitaip žiūrės. O geras daiktas reiškia, jeigu brangus. Nors vaistų sferoje farmacijoje tai tikrai ne visada veikia tas. Vien ta kaina ir tas gerumas. Bet reikia rasti, būtent tą ir daro, turbūt tiek šeimos gydytojas, tiek gydytojas kardiologas, ieško to prieimo prie paciento. Kaip man susitarti, kad tu gerai besijausdamas vartotum vaistus. Tai ir ieškom to ryšio. Ir kaip dabar, Elena, savo praktikoje tikrai, sakei, susiduri ir su tais sunkiais pacientais, kurie sako, ir aš susiduriu. Gerai jaučiuosi, tikrai man nereikia. Kaip šitą problemą išspręsti? Kaip žmogui paaiškinti, ar mes čia jau galim, sakyti, kad tai yra paties žmogaus atsakomybė, kad jisai, neklauso rekomendacijų, patarimų, gal turi kažkokį tai receptą stebuklingą tam, kaip čia žmogui įtikinti, kad jam būtų kuo geriau? Tai visada yra žmogaus atsakomybė. Gydytojas niekada neatsakingas už paciento sveikatą, išskyrus tos atvejus, kai gaivinam arba kažką kito darom, bet visų tokių lėtinių ligų atvejais tai atsakingas tik žmogus ir tą atsakomybę perduoti jam reikia į rankas. Visi mes žmonės iš dalies vengiam tos atsakomybės visais klausimais, yra gerokai fainiau, kai kažkas kitas kaltas, o ne aš pats kaltas. Tai visaip, žinai, su kiekvienu pacientu reikia ieškoti to prieimo. Vienam gal pagąsdinimas, kad žiūrėkit, tikrai paimsit ir numirsit. Tikrai numirsit. Taip. Gal šitas labiau veikia. Kitam gal labiau veiks, žiūrėkit, tai kas anūkus augins. Tokia faina anūkai, iki pas mane vaikšto irgi. Aš kaip šeimos gydytoja, dažnai matau visą šeimą, visą giminę kartais. Tai kai kam tas suveikia, kai kam suveikia elementariai paprašius ateiti, pavyzdžiui, kitą kartą su žmona ar kitu artimuoju, kuris iš tiesų gal reikia tik tai, kad kažkas sudėtų tabletės į dėžutę ir aš tada rytais išgersiu, jeigu bus dėžutė.
o jeigu dėžutės nėra, aš negersiu. Tai reikia surasti tą Žodžiu. kelią, kaip prie to paciento prieiti. Tai reikia dar čia būti ir gerų psichologų, psichologė, ne tik turėti tas anatomijos žinias, tas farmacijos žinias, kaip kas skirt, bet dar žinot, Gera pardavėja iš tikrųjų. kokį mygtuką žmogui paspausti. Yra, Taip, yra ir tai čia pardavėjas, labai- ir psichologas didžiaja dalim. Taip. Parduoti žmogui sveikatą, Parduoti jo gyvenimą. jo žmogui. gyvenimą žmogui. Tai pabaigai, Elena, paprašysiu tavęs, kokius 3 patarimus žmogui, žmonėm, gal mūsų žiūrovam, kad nesirgtų miokardo infarktų. Vat gal gyvenimo būdo pokytį kažkokį. Ką galima padaryti, kad neturėtume šitos ligos ir sumažintume sergamumą jie Lietuvoje? Gal kokia, maždaug ten kokią daržovę valgyti. Kokią vietą konkrečią. Taip. Morką graužti. Ne, jeigu būtų taip paprasta, tai niekas to miokardo infarktų ir nesirgtų tikrai. O šiaip tai, žinot, labai visoms ligoms tie patys patarimai - nesinervuoti, ką aš labai mėgstu pacientams sakyti, nes yra labai paprasta man tai sakyti. Tai yra vienas žodis, man ir aš esu savo darbą padarius, ar ne? Taip. Tai faktas, tai čia streso vengimas, psichoterapija ir panašus dalykai, žiauriai sudėtinga, man pačiai neišeina, bet šiaip tai nesinervuoti, judėti, nueiti į lovą reikia vakare pavargus fiziškai, o ne psichologiškai, tai yra gerokai sveikiau. Ir nežinau, emocinė sveikata, išgerti vyno su draugais kartais, Taip. elementariai ir atsipalaiduoti, kas irgi labai svarbu. O jeigu nėra tų draugų, Tai tada grįžtam prie pirmo punkto, nesinervuoti. Nesinervuoti, judėti, mokėti atsipalaiduoti. Labai geri patarimai. Norėčiau truputėlį pakomentuoti. Gali, Iš tikrųjų, žinau. Elenos klausydamas, žinot, yra, kaip sakant, psichologijoje toksai pasakymas, kad vienas iš didžiausių laimės priešų, aišku, apart fizinio skausmo, sielvarto praradimo, yra būtent atsakomybė. Žmonės jaučiasi labai nelaimingi, kada jie yra už kažką atsakingi iš principo. Kaip ir paminėjot, silpni žmonės, visi mes esam pasidarę tokie silpni, jog norim, kad mūsų problemas spręstų kažkas kitas, ar ne? Ateitų ten Elena, maždaug įstatytų kateterį ir išrašytų piliulių ir dar kažkokiu tai būdu įkalbėtų mūsų jas, tarkim, išgerti ir visą kitą. Dėl to, žinot, pavyzdžiui, kai sako ten, stresas, kaip jau šiandien, stresas realiai šitą žemę pastatė. Stresas realiai, sukūrė viską, ką mes čia dabar turim, naudojamės ir taip toliau. Viskas atsirado iš streso, iš to nepasitenkinimo status quo. Ir man atrodo, tikrai turbūt tik tai miręs žmogus neturi streso. Ne, stresuoti mes turim, mes kitaip nebūsim gyvi. Bet ką mes pastebim iš tiesų, pavyzdžiui, kad ir šeimos gydytojo kabinete, neadekvatus atsakas į stresą. Tai yra kiekvieną dieną nuolat aš jaučiuosi taip, lyg tai tuoj bus pasaulio pabaiga. Pavyzdžiui, aš dabar taip jaučiuosi, nes skubu į vieną vietą ir žiūriu laikas jau spaudžia, nors atrodo čia malonu. Bet jūs taip nesijaučiat, pavyzdžiui, 8 valandas per dieną. Taip. Jaučiatės dabar 15 minučių, biški pastresinu. Vieną sekundę išvažiuojant automobiliu, aš aišku tikrai pajusiu stresą, nes greičiausiai kažkas mane bus, tarkime, užstatęs, ir benzinas jau baiginėjasi, išvažiuojant, aišku, kažkas manęs nepraleis, užtaikysiu vien tik ant raudonų, tarkim, šviesoforo virtinės, ir taip atrodo, tai gerai, ir dabar žiūrėk. Bet stogą vis tiek rauna, ar ne, dabar artimiausias 15 minučių tas manęs laukia. Gerai, bet jeigu benzino prisipilsim iš vakaro ir mašiną paliksim 3 minutėm toliau dideliam parkinge, tai jau neliks šitų 2 stresorių. Bet dabar įsivaizduokit, keltis kažkur eiti, ten pilti tą benziną. Va, čia yra gyvenimo būdo pokytis. Komisaro Riekso, kaip sakant, kur viskas turi paaiškėti lemiamą seriją, tai ne, dabar kelkis eiti ten kažkur degalus maždaug pilti ir ten važiuoti. Čia yra gyvenimo būdo pokytis. Mes ir kalbame. Arba po streso išjungti visus socialinius tinklus, viską ir pabūti ramybėje 15-30 minučių, išeiti į mišką pasivaikščiot. Tai jeigu negalit keltis ryte benzino prisipilt, tada vakare išeit pasivaikščiot. Jau tas streso hormono kiekis bus mažesnis. Laukit, bet vyksta prezidento kandidatų debatai, kaip Ne, aplinkybės neleidžia. Ką mes dažniausiai girdim? Aš labai norėčiau, bet žinokit mane. Visiems išeina, man. Mes žinom, iš tikrųjų, mes žinom, gerbiamusios gydytojas, aš irgi jūsų kažkaip pasiklausydamas, viskas, ką jūs sakėt, tikrai yra žinoma. Atrodo, nėra čia jokio atradimo. Jokio stebuklo. Nieks nieko nedaro. Nieks nedaro. Bet taip, iš tikrųjų, bet būtent kaip teisingai tik paminėjot kažkurį aplinkybės. Taip kortas sukrenta visą laiką. O paskui iškrenta miokardo infarkto korta ir tada. Taip. Ne visiems. Ne visiems. Ne visiems. Kažką tai irgi gali sakyti visada guostis, visiems, bet ne man kažką. Taip. Tai apibendrinant ką? Nestresuojam,
daugiau judam, Keičiam gyvenimo būdą. keičiam gyvenimo būdą. Ir benziną iš Ir vakaro pilam. Ir pizzą savaitgalį. Ir picą savaitgalį. Tai ačiū labai svečiams, Elenai. Ir Ačiū. ačiū Giedriui už pasidalinimą.